Nu ką, vakarinis pasivaikščiojimas į sporto salę. Arba, kaip ten sako, vakarinis vaikščiojimasis. Tai kaip ir sportavimasis. Dar geriau eiti, padaryti keletą pratimų, juos išlavinti, tada nutraukti, pailsėti. Ir galų gale tikrai 25 valandos niekada nesulaukti. Kartais nemiga kankina, kartais galima ir pagalvoti, kad 42 valandų užtenka išgyventi ir dar 10 pamiegoti. O iš tikrųjų, kas čia dabar žino, gal iš tikrųjų 52 minutės poilsio kartais gero miego te užtenka. O iš tikrųjų laikas bėga, o mes tiesiog suvokiame, kad sportas ne visada padeda. Kartais reikia ir išorinių dalykų, tokių kaip maistas, dietologija, teisingas dėjimasis savo burną tam tikrų teisingų pagrindų, kaip kvėpavimo pratimų, kuriuos panaudojai tik tam, kad galėtum daryti tai, ką nori daryti. Pavyzdžiui, nebegerk ir nebelagink. Tai yra vienas esminių ir pagrindinių mano pasakymų.